Šiame Olego Lapino video sužinosite, kokie yra vaikų nerimo požymiai ir kaip juos šalinti, nedarant klaidų ir neatnešant žalos tolimesniam vaiko gyvenimui. Tėvų išvykimas iš namų, perėjimas iš darželio į mokyklą, tamsos, atsiskyrimo baimė, baimė apsišlapinti, paprašyti pagalbos. Papasakosime, kokios baimės pagal amžių yra natūralios, o kokios yra nepagrįstos ir reikalaujančios įsikišimo. Išsiaiškinsime, kokie bendravimo modeliai šeimoje lemia, kad vaikas bus nerimastingas, baimingas, kad jam pasireikš naktinės baimės, nagų graužimas, tikai, o koks tėvų elgesys siunčia raminančią žinutę vaikui. Nerimas ir baimė. Paaiškinsime, kuo jie skiriasi ir kaip šie jausmai gali pereiti į fobijas. Na ir galiausiai 3 žingsniai, kaip padėti nerimaujančiam vaikui. Perprasite, kokius psichologų naudojamus metodus tėvai gali patys pritaikyti kasdienybėje, siekiant padėti nerimaujančiam vaikui, sumažinti jo baimės ir sustiprinti pasitikėjimą savimi. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštam paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmai. Kaip, mums kaip tėvams reikėtų pastebėti, bet kur čia yra normalus nerimas, kažkoks, sveikas, o kur jau galbūt gali kilti ir pereiti kažkokią patologiją. Yra tokių žmonių ir ne tik vaikų, bet ir suaugusių, kurie nerimą supranta pirmiausia iš kūno savo. Reiškia, pradeda dažniau plakti širdis, atsigulus į lovą, ypač kai tamsu. Pradeda svaigti galva, atrodo, kad visas kambarys juda. Pradeda šalti kojos ir rankos. Pradeda pykinti ir dažnai norisi bėgioti į tualetą ir į vieną ir į kitą pusę. Tai reiškia, šitie žmonės ir vaikai tokie, jie pasakys pirmiausia, kad man čia yra negera. Jie nesakys žodžio man neramu, man baisu. Vaikai kartais tokių žodžių net ir nežino, kaip neramu. Kiti žmonės, jie labiau suvokia, kad tai jausmas, o ne kūniškas dalykas. Jie sako, oi, mamytė, man baisu, aš eisiu pas tave į lovą. Arba tėtė, pasėdėk su manim. Iš to galim spręsti, kad jie labiau gaudosi emociniai kalboje negu pirmieji. Bet iš tikrųjų nerimas apima mus visą ir psichiką, ir kūną, ir dar trūksta mums dėmesio, tada mums sunku susikaupti. Kai kuriems vaikams tuo metu būna dar ir toksai irzlumas didesnis, jie lengviau supyksta tą dieną, lengviau verkia, labai dažnai matome tokį kaip ir blaškymas, jis daugiau juda iš vieno į kitą kampą, paima ir meta ką nors, tarsi neranda savo vietos. Tai iš visų šitų požymių mes sakome, kad matyt vaikui yra nerimas. Plius dar, aišku, naktimis toks vaikas dažnai prabunda, pavyzdžiui, verkia, atbėga pas jūs, jeigu jūs atskirai miegat, aišku. Plius būna tokių vaikučių, kur vaikšto per miegus ir neatsako į klausimus, kaip Lietuvoje sakoma, lunatikuoja. Taip, iš tikrųjų tai transas moksliškai vadinasi, transo būsenai pakliūna. Tai tokia įvairovė įvairių dalykų, kurie kartais užveda ant klaidingų minčių, kad čia reikia gydyti vaiką, gal jam ten su žarnynu, ką nors, ar su nervų sistema, kaip dažnai įsivaizduoja, nervų sistema. Nervų sistema viskas tvarkoja yra, kai yra nerimas, nėra problema su nervų sistema. Bet tas bendras santykis su nesaugiu pasauliu išryškėja. Vaikui tas pasaulis pasidaro nesaugus. Kaip suprasti iš tikrųjų tėvams, man rodo, ir daug irgi kas klausia, kokie nerimai, kokios baimės tam tikrose amžiaus tarpsniuose yra normalios, suprantamos, o kur čia jau, kad negerai, kad tarkim
13-metis bijo pasilikti kažkur vienas ar dar kažkas, kad jau dideli vaikai, vat irgi tokių kaip pavyzdžių buvo, tarsi kažkokiose yra dar įstrigę tose mažų vaikų baimėse, kurios mes priimam kaip normales, ten tamsos baimė, pasilikti, atsiskirti nuo mamos, tėčio. Jo, iš tiesų normalu yra bijoti tam tikram amžiuje. Pavyzdžiui, kada mes sulaukiame 6-8 mėnesių, mes pradedam bijoti, kad mus paliks mama. Tai yra normali baimė. Jos anksčiau nėra, beje, kūdikiai, naujagimiai neturi tos baimės. Todėl, kad jie dar nesupranta, kad mama yra atskiras nuo jų žmogus. Jie dar neskiria ribų tarp žmonių. O 8 mėnesių normalu suvokti, kad mama atskiras žmogus, vadinasi, gali tave palikti, kadangi atskiras. Ir be to jinai iš tiesų realiai kartais kur nors dingsta. Tada atsiranda verksmas, kabinimasis į ją. Ir tas gali tęstis iki kokių 3 metų. Kad normalu yra bijoti likti be mamos. Ir tokių vaikų atiduodate į darželį per anksti. O va tada, kada jam būna 3-4 metai, jis tarsi įsitikina, kad mama vis tiek kažkur yra, net jeigu aš jos nematau. Jinai tarsi galvoje išsilieka kaip toks žmogus, kuris net kai tu jo nematai, jis kažkur yra. Ir tada jau dažniausiai tai būna nuo 4-5 metų, jau vaikas ramiai palieka mamą, gali likti su seneliais, gali likti darželėje, gali kur nors išvykti. Tai yra normali atsiskyrimo baimė. Taip pat visą tą amžių iki mokyklinį. Normalu bijoti tamsos, normalu bijoti staigių garsų, normalu bijoti tų reiškinių, kuriuo gąsdina ir suaugusius, pavyzdžiui. Jums turbūt nepatiktų, jeigu jūs pamatytumėt gatvėje 2 metrų figūrą su 2 lemputėm vietoje akių, ar ne? Normalu būtų bijoti jos, ar ne? Labai daug baimių socialinių pasireiškia kaip drovumas. Normalu naujoj vietoj taip gūžtis, nekalbėti. Tai nėra patologinė baimė. Bet jeigu jūs pradėsite matyti, kad vaikas jau vengia dėl to kur nors eiti į vakarėlį, jeigu jūs matote, kad jis naktimis jau reiškia, tai mes vadinam vaikų baimę kaip atskiras toksai reiškinys. Netrukus grįšime prie paskaitos. Jeigu ieškote žinių, kaip padėti nerimastingam vaikui, kaip eliminuoti vaikų nerimą ir baimės, kad jie užaugtų savimi pasitikinčiais žmonėmis, tuomet kviečiu jūs prisijungti prie Olego Lapino video mokymų kurso Baimės akys, kuriame sužinosite, kaip ankstyva atskirtis nuo tėvų, ypač nuo mamos, skatina įsiplieksti vaiko nerimą, apie per didelį rūpestį ir prieraišumą, kaip reikėtų elgtis situacijose, kurios potencialiai gali sukelti didelį vaiko nerimą ir baimės. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite į kursą net su 98% nuolaida. O kokios, paauglystėje, tarkim, baimės yra, tarkim, irgi normalios, dažniausios, arba kur jau čia irgi ta riba? Tokia norma turbūt yra nebūt patenkintų savo išvaizdą. Ypatingai dėl to, jeigu pas tave yra spuogų ant kaktos, ar ne? Arba tu esi, pavyzdžiui, pastebėjęs, kad kiti žymiai lieknesni už tave, o pas tave viršsvoris. Arba atvirkščiai, tu esi, toks ypač berniukams tai būdinga, toksai ištysęs, kaip pagaliukas, o visi kiti atrodo tokie raumeningi. Ir tada bijoti nusirengti, bijoti pasirodyti, kažkiek tai dar normalu, bet kada tai tampa tokia jau fobija, kai jau atrodo visi atsisuka į tave gatvėje, kai aš jau dėl to turiu apsimuturiuoti kokiu nors šalikų veidą, kapišoną, tada jau mes sakome, kad čia yra savo kūno negražumo baimė, vadinasi dysmorfofobija lotiniškai. Ir lygiai taip pat, jeigu
susirgti, ar ne. Paaugliams dažnai būna visokios hipochondrinės baimės. Kad merginos kai kurios pasakoja, kai jos sužinojo, kaip pastojama, jos bijojo be triusikų atsisėsti ant tą vietą, kur sėdėjo berniukas. Reiškia, o jeigu aš pastosiu, taip. Seksualiniai, kadangi tas ima labai rūpėti, 14-16 metų, tai yra pikas toks seksualinio brendimo. Normalu turėti įvairių seksualinių baimių, ar aš normalus, ar su manim nieko neatsitiks. Ar galėjau aš pastoti dėl to, kad mes su liežuviu bučiavomės. Taip rašydavo į žurnalą panelės, labai daug panelių iš įvairių Lietuvos miestų. Seksualinis baimės. Ir žinoma, normalu yra, jeigu tave traumavo paauglystė, iš tikrųjų ten užpuolė, pasišaipė, bijoti žmonių, bijoti ten eiti. Bet kada tai atsitinka, lyg iš giedro dangaus nelabai traumiškai paaiškinama, tada mes jau tai vadinam fobija. Mes jau tada tai suprantam, kad va čia reikalauja pagalbos. Labai dažnai paaugliai patys supranta tai ir sako, man, žinok, mama ar tėtė reikia nueiti pas psichoterapeutą. Šiuolaikiniai paaugliai dažnai taip sako, nes pas mane yra baimė ir aš noriu pasikalbėti apie tai. Kartais pasireiškia tas baimės, kažkoks nerimas vaikų irgi per tokį netinkamą elgesį, kažkokia agresija, pykčiai tada prasideda, nes vaikas turbūt nemoka išreikšti kažkaip kitaip tų jausmų. Kaip atskirti, kad čia yra neklusnus elgesys, kažkoks tas ribų nesilaikymas, o kur, kad čia jau reikėtų vaikui labiau jį apkabinti ir padėti, kad jam yra negerai, jis labai jau ten tikrai nerimastingas. Jeigu vaikas pyksta, apkabinti jį gali toks suaugęs, kuris pats tuo metu nepyksta. Labai sunku tai padaryti, nes vaikai ir mes susiję ir emociškai mes lygiai taip pat galim jaustis kaip ir vaikas. Arba galim jaustis suirzę dėl to, kad jis toks. Ko tu dabar pyksti visą laiką? Tu tampai man nervus savo pykčio arba savo neramumų. Bet jeigu iš tiesų jūs išliekate ramus, tai va toks apkabinimas bet kokiu atveju ir pykčio, ir nerimo metu, ir liūdėsio metu vaikui gali būti reikalingas. Žinoma, jeigu jis nepyksta ant jūsų būtent, tada jis atstums jūsų ranką. Jis nenorės, kad jūs jį apkabintumėt, jeigu jis ant jūsų pyksta. Jisai tada jūs nusiūs į kitą kambarį, pasakys išeik, arba trenks durim ir pats pabėgs, jeigu negalės išeiti. Bet jeigu jis pyksta ant kažko kito, visai gali būti, kad apkabinimas visais atvejais jam sukels ašaras, o ašaros yra vaikų vaistas. Vaikai neturi trankvilizatorių, jie turi ašaras, kurios gydo jų psichiką. Tai reikėtų netgi kaip ir jų ir nebijoti. Tų ašarų, kad ar to pačio pykčio šiek tiek. Dažniausiai niekas jų nebijo, bet tai tiesiog yra dar vis dalis šeimų, kur mano, kad tai yra nenormalu, ko tu žliumbi, nežliumb. Dažniausiai tėvai, kuriems neleidžia verkti jų tėvai, seneliai neleido tėvams verkti, tai jie dabar galvoja, kad negalima ir vaikams. Ir jie tada bando įsikišti labai staigiai į verkimą ir kuo greičiau jį nutraukti. Pavyzdžiui, karštligiškai supti verkiantį mažą. Rodyti kokius nors paukščiukus, kad tu pat nustok. Iš visų jėgų bandyti išsiaiškinti, ko tu verki, sėskis, paaiškink man, kas atsitiko. Tu gali man pasakyti, reiškia, rodo tokį didžiulį stresą dėl paties vaiko verksmo. Ir jos galima suprasti tėvus, nes vaiko verksmas, ypatingai naktinis, vakarinis, labai vargina. Bet jeigu jūs sugebat išlikti supratingas ir jeigu jūs suprantat, kad verksmas tai yra jo savigyda, jūs nesikišite į jo verksmą, nes jis po to priims ir tada pradės juoktis net. Tai tiesiog išbūti, išlaukti, duoti, tam verkimui. Taip, ir validuoti, tai reiškia parodyti, kad tai tikrai skaudu. Va tie posakiai, nieko čia tokio, visai tau ir neskauda, būtų čia ko verkti, tai nevaliduoja vaiko verksmą, duoda jam suprasti, kad tai, ką jis daro, yra neadekvatu, kad jis iš esmės yra problema, su juo kažkas ne taip, kad jis verkia. Bet validuoti reiškia
su užuojauta pasakyti, kad tau tikrai labai skauda, žinoma, kad tau baisu, aišku, kad tau neramu, suprantu, kad tau liūdna ir man būtų liūdna ir visiems čia būtų liūdna. Pabrėžti universalumą to, ką vaikas jaučia. Nusiųsti jam žinutę, su tavim viskas tvarkoj, kai tu verki. Jeigu jūs galite, tą patį galima padaryti ir su kitais jausmais vaiko. Nereiškia, kad reikia jam leisti daužyti, pavyzdžiui, indus arba plėšti rozetę iš sienos. Bet pasakyti, kad žinoma, normalu, kad tu pyksti, bet rozetės nereikia laužyti. Tai vat tokie posakiai siunčia vaikui raminančią žinutę. Kaip tik norėjau ir klausti apie tą pyktį, kiek duoti tam pykčiui irgi pasireikšti. Tiek, kiek jis nežaloja paties vaiko, kitų žmonių arba inventoriaus. Aš suprantu, kad tu pyksti ir kiekvienam čia būtų žiauriai pykta, bet kam laužyti kėdes? Aišku, tai vaikas su irzusiu tonu, ką nors atsakysi, tai galima ir be šitos pastabos. Bet jeigu jums jau labai sunku matyti, kaip jis ką nors laužo, tai tada jau reiktų, aišku, ir pasakyti. Nerimas ir baimė. Ar jie kažkuom skiriasi, ar nerimas yra tas toksai mažesnis, tas jausmas, baimė yra jau tas jau patologinis, kaip sakoma? Ne visai. Aš sakyčiau, kad baimė tai net yra toksai labiau normalus ir labiau atlaikomas dalykas. Nerimas tai yra bendras nesaugumas. Nerimas neturi aiškaus objekto. Man kažkodėl neramu, va taip pažengęs žmogus emocinio intelekto pasakys apie save. Man kažkas negera ant dūšios, man neramu. Jisai toks yra neapibrėžtas jausmas, jisai persmelkia mus nuo ryto, pabudai ir jau neramu, kažkas atsitiks, kas nežinau. O baimės konkrečios. Man baisu, kad. Ir tada jau mes žinome, koks objektas sukelia mum baimę. Man baisu, kad šuniukas mane užpuls. Man baisu, kad voras į mane įlys. Man baisu, kad atskris meteoritas ant žemės, nes aš mačiau tai filme. Man baisu, kad ateis vaiduoklis, nes aš mačiau filme. Man baisu, kad aš numirsiu, nes aš pamačiau numirusį paukščiuką ir bato senelis mirė. Aš bijau griaustinio, aš bijau kontrolinio, labai aišku, taip. Aš bijau, kad mane užpuls. Aš bijau mikrobų, irgi labai dažnai. Aš bijau erkių, kad mane įkando, aš susirgsiu dabar ligą. Čia yra baimės. Ir jos yra geresnis sprendimas smegenų negu nerimas. Kartais smegenys netgi iš nerimo padaro baimę, kad būtų aišku, ko slėptis. Nes tu nežinai, kur pabėgti nuo nerimo. Jis tiesiog persmelkia visą tavo pasaulėjautą. O nuo baimės tu žinai, kur bėgti. Tu turi vengti tų objektų, kurių bijai. Tai jau vadinama fobija toks dalykas, kada mes imam vengti. Tiesiog neik ten voras, neik kur šuo, plauk 100 kartų rankas per dieną ir nebūsi užpultas nei voro, nei šuns, nei mikrobų. Arba atlik ritualus kokius nors, vaikščiok aplinkui stulpą ten 12 kartų ir užbursi ir nebus. Reiškia, bijoti yra saugiau negu nerimauti. O kaip ištraukti tą nerimą? Kokius galbūt klausimus tėvai turėtų užduoti, kad išsiaiškinti, koks yra tas nerimo šaltinis? Ar čia apskritai įmanoma, nes kaip ir tokia neapibrėžta ir galbūt net vaiko yra sunkiai suvokiama. Iš tiesų vaikui sunku tą pasakyti, man neramu, vaikas nelabai, pavyzdžiui, mano anūkas, kuriam yra 4 metai, tą žodį naudoja tiesiog, kai jis nustodavo verkti. Pavyzdžiui, kai jis buvo irzlus ir verkdavo, mes sakydavom, tau neramu turbūt. Jis šitą išmoko ir dabar jis man sako, aš ramus. Tai reiškia, aš jau nustojau verkti. Arba senelė, tu neramus.
reiškia aš, pavyzdžiui, pykstu. Jis tai supranta, kad kaip bet kokį susijaudinimą. Bet va tas nerimas, kuris suvokiamas kaip nerimas, jisai taip sunkiai įgarsinamas, kad mums reikia pastebėti iš požemių, kad neramu. Ir galima vaikų pasakyti, tau turbūt neramu. Kadangi objektų mes nesužinosime, mes negalim pasakyti, tu bijai. Mes nežinom, ko jisai bijo ir jisai pats nesako. Jeigu jisai pasakys, kad bijo, taip, mes galime validuoti tą baimę. Vėl pasakysim, taip, aišku, tu pamatėjai vorą ir tau baisu. Taip, žinoma, yra mikrobų ir tu jų bijai. Taip, žinoma, atsakymas standartinis. O į nerimą mes negalim pasakyti, tai žinoma tau neramu, nes mes nežinome iš tiesų ir jis nežino ir niekas nežino. Todėl mes galim tik pasakyti, tau turbūt neramu. Galima pabandyti, žinoma, apkabinti jį, galima pabandyti jam pasakyti, o davai tu nupiešk man, kaip tas neramu tau yra, arba ką tu jauti. Ir tada mes suteiksime jo nerimui kažkokią materialią formą. Ir tai jau yra ramiau. Dauguma vaikų nerimo ir baimių net gydomi piešiniais ir žaidimais, lipdant tas baimės ar kuriant iš lėlių spektaklį mažą su baime. Ir labai geras dalykas, kai vaikas pats persirengia tuo, kuo bijo. Kaip ten prieš Helovynas, ar ne, kaip būna. Helovyną, kada vaikai vaikšto ir prašo kažko ten saldainių, ar ne? Taip. Tai labai gerai veikia vaikų, kurie bijo pabaisų, vaiduoklių, nes jie patys jais persirengia, įvaldo tą baimę. Dar apie tas baimės irgi man vis tiek kyla tas klausimas. Gerai, mes atradom tą baimę, tarsi kuri yra, ar reikėtų ją padėti vaikui kažkaip tais, spręsti, kažkokius posakius jam sakyti, tas, kad čia nebaisus tas voras, jam nepadės, ar ne, bet yra kažkoks pasakymas, kad... Ne, pirmas žingsnis validacija, kad taip tau baisu. Jokių čia neturi būti sumenkinimų, pažiūrėk jis visai, ne, vaikui baisu ir baisu ne todėl, kad jis yra kvailas ir nemato, kad voras mažas, bet todėl, kad už to mažo voro slypi svetimas, pavojingas, nežinomas jam pasaulis, kurį jisai dar daug metų nesuvoks, koks jisai yra. Mes tik galvojam, kad pasaulis mums žinomas yra. Aš labai vertinu ir dabar skaitau, toks buvo prancūzų filosofas Camus, kuris sakė, o kaip apskritai galima nebijoti pasaulio? Juk viskas, kas mus supa, turi visai kitokį pasaulėjautą. Pavyzdžiui, medis. Jisai nebijo kaip mes, jisai nenori kaip mes, jisai nekompleksuoja kaip mes. Vanduo, akmuo, dangus. Mūsų pakrūvo objektų, kurių mes niekada nesuprasim. Jie taip skiriasi nuo mūsų žmonių, kad mes gyvenam kažkokioje nežinomai visatoje iš tikrųjų. Mums nereikia skristi Marsą, jau čia yra Marsas. Tai kaip jo nebijoti? O įsivaizduokite vaikas, kuris dar labai maišo filmuką su tikrove, pasaką su realybė. Jis nežino iš tikrųjų, ar egzistuoja vaiduokliai, iš kur mes atėjome, kur mes dingstame. Kaip jam nebijoti? Todėl reikia validuoti pirmiausia ir sakyti, taip, pasaulis tikrai kartais labai labai baisus ir nesuprantamas. Tai pirmas žingsnis. Antras dalykas - pasišnekėti, kad jis papasakotų apie tai ramiai, taip, be pašaipos, kad jis pasidalintų, kaip tas voras arba kaip tas vaiduoklis, kad jis galbūt nupieštų jį ir nupieštų, kaip jis jo bijo. Ir taip pat galima jam duoti pažaisti, vėliau žinoma, ne iš karto to, kas bijo. Ir jokių būdų nekišti jo į kokį nors džiaugsmą, kaip dažnai įsivaizduoti, trauksim dėmesį, jis po to grįš namo ir dar labiau bijos. Validacija, pripažinimas ir pakalbėjimas ir atžaidimas. Va tokie žingsniai. Dėkui Jums, kad buvote iki pačios pabaigos. Parašykite komentare, kas Jums labiausiai įsiminė iš šio video. Kokią mintį išsinešate.
Jeigu domitės psichologija, saviugda, visus mūsų kursus vienoje vietoje rasite puslapyje www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir vieną populiariausių kursų apie vaikų auklėjimą. Vaikų auklėjimas be bausmių ir tramdymo su lektoriumi Olegu Lapinu. Šiame 5 dalių, 5 paskaitų praktinėme kurse sužinosite, kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų, kaip tėvų vaikystės patirtis tiesiogiai įtakoja vaiko agresiją, nepasitikėjimą savimi arba perdėtą jautrumą. Koks jūsų kaip tėvų elgesys arba temperamentas programuoja vaiko nerimastingumą, o taip pat apie vaikų agresiją, apie meilės kalbą tarp šeimos narių, apie vaikų gabumų vystymą ir pagalbą renkantis ateities profesiją. Na, o jeigu dar turite šiek tiek laiko, kviečiu jūs užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos, saviugdos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.